Antanai, kaip diena šiandien? Nu ką, dar viena darbinė diena. Svarbiausia mašina laiko, tai svarbiausia. O mums tai viskas gerai, žinai, mes iš tikro ir klaidų nebuvo. Vytas beveik klaidų nepadarė, ten porą kartų buvom biškį į šoną nuvažiavę, bet labai greitai supratom. Šiaip aš irgi nedaužiau lik labai tos mašinos, tai viskas normaliai. Mechanikam biškį vėlniu atrašysim, nes nepakeitė vakar oro filtro. Ir dėl to šiandien buvom sustoję ir kelis kartus turėjom valytis tą filtrą, išsiputinėti, nes mašina nebevažiavo visiškai. O šiaip tai viskas gerai. Tai dėl to ir šiek tiek taip lėčiau gavosi, dėl to būtent filtro? Dėl filtro. Mes iš visą dieną vos trūko maždaug, galios trūko nuo pat pradžių, nuo pat starto, bet po truputį vis užsikimždo labiau ir galiausia visai jau nebegalėjom važiuoti. Tai, sakau, pradėjom valyti ir dabar vos daropuoju. Tu kaip maudu, žinai, kaip taip. Bet nu ką darysi, svarbu vis tiek viską pravažiavom, viską įveikėm. Ir labai sunkvežimiai gadino visus reikalus, nes, nu, tuos dramblius, kaip paleidžia prieš mus, mums vakar vis tiek nepasisekė įlįst labai dar aukščiau, kokio 30-ko ten sunkvežimių nebuvo. Tai va, tai jau tie sunkvežimiai prieš mus važiuodami, nu, tikrai kelia baisias dulkes ir išmala labai didelės provežas, kuriomis krenta ir tempas važiavimo. Svarbiausia, kad gali vietomis iš vis užsėsti. Labai daug mašinų jau sunkvežimių vėžiuose sėdi dabar. Ir mes daug matėme. Bet šiaip viskas normaliai.